Sveiki, čia Dulsim ir Dugi Dogas sveikinasi su jumis. Vėl šiandien turime jums naujienų. Taigi šiandien mes žiūrėsime telefoną Dugi DG580. 5,5 colio ekranas. Štai tokio dydžio telefoną mes šiandien apžvelgsime. Pirmas, kas liečia dizainą. Dizainas štai va. Telefonas nėra storas, jisai yra apie 7-9 mm storio, bendrai paėmus visą. Šitoje vietoje, aišku, yra ploniau. Būna juodos ir baltos spalvos galas. Štai toks dizainas būna. Pasižiūrėkite, koks gražus telefonas. 5,5 colio OGS IPS ekranas. Pažiūrėkite, kokios gražios spalvos. Ekranas tikrai puikus. Aš nežinau, Dugi, kiek aš žinau, deda LG arba Sharp ekranus, bet telefonuose tikrai nebrangiuose sugeba sudėti tokius gerus ekranus. Štai žiūrėkite. Telefonai yra lietuvių kalba. Pagrindiniai parametrai. Tai yra dar viena fiškė tokia pas naujus Dugi telefonus, tai DG900, DG2014 naujos laidos yra Hot Note vadinamas. Telefonas nufotografuojate ir pridedate vieną su kitu, vadinasi Kiss Me, ir galite didžiulį failą perduoti per, sakykime, kelias minutės, nes failas persiduoda per Wi-Fi. Tai yra nauja Mediatek technologija, kur dabar Dugi telefonuose yra realizuota. Taigi yra keletą telefonų, kaip ir minėjau, DG900 naujas flagmanas, DG580, DG2014. Šitose modeliuose yra vadinama Hot Note technologija. Toliau, 4 branduolių procesorius MTK6582. Štai aš truputėlį interfeisą parodysiu, kaip jis veikia. Viskas yra greitai, ten šnekėti daug apie kažką tai nėra. Kamera yra 8 megapikselių. Kamera yra plataus kampo. Tai nėra paprasta kamera. Kiek minėjau, tai yra Sony kamera. Aišku, nėra ten 13 ar 16 megapikselių, 8 megapikselių, bet jinai yra tikrai gera. Su tokiam kamerom telefonai dabar tik pradeda pasirodyti. Galim ką nors pafotkyti. Kad ir čia. Štai mes ką gavome. Kamera kaip 8 megapikselių tikrai yra tikrai nebloga. Taigi yra, kaip ir minėjau, Hot Nodas, yra veigesturės, yra gestų įvairios programėlės. Štai apie telefoną galim pasižiūrėti. Kaip ir minėjau, MTK6582. Modelio pavadinimas Kiss Me DG580. Kiss Me esmė tame, kad telefoną vieną su kitu pasibučiuoja ir perduoda filmą ar nuotraukas ar kitus failus. Ką apie šitą telefoną galiu pasakyti? Taip, dizainas yra vieno tokio įdomiausio šiuo metu Kinijos telefono flagmano, tai yra OnePlus dizainas. Telefonai labai panašus. Juodas atrodo truputėlį kitaip. Galinis dangtelis, net nežinau, kaip čia įvardinti. Toks kaip grublėtas, panašiai kaip būna stadionuose per lengvos atletikos rungtynės. Padengta danga, tai va kažkas tokio. Pirmą kartą matau tokį dalyką. Vien už dangtelį vertas telefoną mokėti pinigus. Gražiai labai atrodo. Tokios nesu matę. Štai juodas taip atrodo. Taip, matot, telefonas visiškai yra nestoras, yra plonytis. Rankose guli normaliai. Aišku, priprasti reikia, telefonas nėra mažas, bet tie, kurie mėgsta telefonus su dideliais ekranais, bus pats tas 5,5 colio. Galiu pasakyti, kažkodėl tai moteris dažniausiai perka tokius telefonus. Pradžioje nesupratau kodėl, bet paskui pagalvojau, kad taigi rankinukus jos turi, kad galėtų nešiotis. O vyrui reikia, aišku, didesnės kišenės, kad tokį telefoną įsikišti. Bet visa kita, naudojimasis, internetas, žaidimai, filmai ir taip toliau yra daug patogiau žiūrėti per didesnį ekraną. Šitaigi softas yra standartinis, Androidas 4.4.2, KitKatas, yra viskas sudėta, pagrindiniai dalykai, Chromas, Play Marketas,
Opera mini flash playeris YouTube. Esminiai dalykai yra sudėti, tik tai ką jūs norėsite, jau visą kitą atsisiųsti iš Play Marketo. Štai trumpas tokia apžiūra šio modeliuko. Visa kita yra tikrai YouTube'e, arba pasiskaitykite. Parametrai, kaip ir minėjau, 1 GB RAM, 8 megapikselių kamera ir 4 branduoliai OGS IPS ekranas. Labai geras. Spalvos tikrai labai gražios. Kaip jie sugeba tokius įdėti. Čia buvo dualsim.lt.